O į Afriką tai daugas, iš tikrųjų, kai man buvo 6 metai, aš žinojau beveik visą žemėlapį ir Afrika buvo vienas iš kontinentų, kur labiausiai norėjau nuvažiuoti. Ta prasme, žinojau kiekvieną Afrikos šalį, iki dabar tiek nežinau, kiek žinojau tada, 6 metų būdamas. Ir buvau kažkas susikrovęs daiktus, tikrai galvojau, pabėgsiu laivą, sėsiu ir varysiu į Afriką. Afrikos dienom, kad viskas įvyktų, kaip sakoma, natūraliai, gražiai, fainai ir kad pajustų žmonės. Per tas dienas pajustų tą dvasią, tą, kaip sakoma, Lietuvoje Afrikos dvasią, kad kažkiek pabūtų, nebūdami Afrikoje, bet pabūtų ten, vietų čia būtų. Šimonisto trio ateitinės ypatinga grupė, aš mačiau Amerikoje, kai koncertavo Šakės, tai tiesiog tokia skleidžia energiją, teigiamą labai energiją ir tą tokį afro-bum-bum turi labai didžiulį ir nerealu, jinai viena kiečiausia yra Mibira meistrė, to instrumento, kur su rankom tai bum. Tai iš tikrųjų verta pamatyti, labai geras koncertas ir, kaip sakoma, pats aš esu sutikęs ir bendravau ir mačiau ir liuks. Ateikit.